Sveiki visi sugrįžę į mūsų podcastą. Tai praeitą epizodą mes užbaigėm apklausos rezultatų aptarimu, o šiame epizode mes kalbėsime šiek tiek apie tai, kas įtakoja klimato kaitą ir dėl ko jinai atsiranda iš viso. Jo, tai manau, visiems žinomas ir pats pagrindinis tai yra tiesiog CO2 kiekis ir kiek jo išmeta automobiliai, visokie įvairiausi fabrikai. Tai, iš tikrųjų, ypatingai Lietuvoje yra labai būdinga visur važiuoti automobiliu. Nes iš tikrųjų viešoji transportu naudojasi žmonės, bet dažniausiai tai yra jaunimas, jais tiesiog dar nevairuoja, o dažniausiai visur važiuojama yra automobiliu ir dėl to yra didžiulis trafikas ir tikrai daug išmetamųjų dujų yra visur. Taip, bet dabar labai yra populiaru tos elektrinės mašinos, kurios teoriškai yra kraunamos elektra ir jos važiuoja elektra. Bet čia yra ir kitas klausimas, čia gal CO2 ir mažina, bet paskui ten kaip ten su jų baterijų, ten utilizavimą ir panašiai. Tai aišku, turi irgi labai dvigubą. Daug kas pastebi, kad pavyzdžiui nėra ten pakankamai tų krovimo vietų tom mašinom pasikrauti, dėl to, kad jis buvo labai nepatogu, plus jos dažniausiai yra vis tiek brangesnės, ne visi žmonės gali tai sau leisti, tai vis tiek kaip ir išlieka šitą problemą iš dalies. Arba iš tikrųjų dar visai geras dalykas yra tie visi Bolt, Drive'ai arba CTB, nes tu neturi savo mašinos, tu jas naudoji pastoviai, yra kažkoks ribotas skaičius, kiek būtent toje kompanijoje yra mašinų ir žmonės jomis ir dalinasi. Tai čia yra visai, manau, gerai ir dėl to gal nebūtinai sudaro tiek trafiko, jie vis tiek tas mašinas dažniausiai palieka kažkur toliau ir turi eiti, nes jas ne visur gali palikti. Tai aš manau, čia yra visai geras iš tikrųjų šiek tiek mažinimas gal mašinų mūsų miestuose. Jo, bet vėlgi, kas yra su tais visais, ten, sakykime, tos Bolt Drive'ais ir CTB ir to pačius parku, tai kad, vis tiek tai kainuoja pinigus ir žiūrint pagal kokį atstumą, per kiek laiko tu nuvažiuoji, tau juos nuskaičiuoja. Ir dabar tada yra klausimas, ar geriau vairuoti Bolt Drive'ą, ar išsikviesti vairuotoją, kuris tave nuvežtų tenai ir tau nereiktų eiti. Vėl yra pinigų, pinigai vėl yra labai svarbu. Bet tai yra toks dalykas, kad Bolt vairuotojai ten, pavyzdžiui, nusipirkę teisės būna. Ir panašiai. Tada važiuoja prieš eismą. Tai blema, vis tiek problemas. Problemų. Gerai, pereiname prie kito faktoriaus. Tai tarkim, miškų kirtimas yra ir Lietuvoje, kaip pastebėjot, labai didelė problema, nes miškų kaip tankumas mažėja. Ir vienintelis, kas sugeria CO2, tai yra medžiai. Ir jų mažėjimas tikrai pakelia pakelia CO2 ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Ir kas turi būti, iš tikrųjų, turi savivaldybė imtis priemonių, kad sumažintų miškų kirtimą. Bet žinai, kas yra labai nefainai, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje realiai mes savo gamtos nelabai ir saugom, nes, ta prasme, mes eksportuojam medienos daug ir mes eksportuojam į tokias šalis, kurie, ta prasme, turi labai konkrečius apribojimus, kad, jie nekerta savo miškų, o mes kertam ir realiai dėl ko? Dėl finansinės naudos. Ir dėl to, ta prasme, tų miškų ir mažėja. Jo, tiesa. Ir oro kokybė prastėjo, kaip ir Vilė sakė, kad, mes, kaip žinom, iš, tarkim, biologijos pamokų, tarptautinio bakalaureato, kad medžiai ir apskritai augalai vykdo fotosintezę ir vienas iš produktų yra CO2 ir kadangi jo yra per daug, tiesiog nebespėja. Tai kažkur ne produkto, labiau... Ne produktų, o šito, žodžiu jo. Reagentų, va. Ir tiesiog nebespėja. Taip. Tai yra tarsi kitas faktorius, kuris sukelia klimato kaitą, tai yra azoto dioksidas. Tai yra oksidas, kurį skleidžia sąvartynuose kaupiančios organinės atliekos. Tai irgi mums byloja, kad reikia kuo daugiau rūšiuoti savo šiukšlių ir nepalikti jų likimų valiai. Ir tiesiog neišmesti galbūt dar galimai panaudojamų dalykų, tiesiog panaudoti kiek galima ilgiau tą dalyką panaudoti, kad kuo mažiau tiesiog švaistytum. Arba ten perparduoti, aišku, irgi čia tai pakankamai yra populiaru ir tiesiog, kad kuo mažiau realiai tų šiukšlių būtų. Nes jos visur yra, jos yra sąvartynuose, jos yra ten jūrose, šitose
vandenynuose ir iš tikrųjų žiauriai Jūrose kenkia. ir vandenynuose tai labai daug ir ne tik kenkia Ir pliažuose. mūsų klimatui, bet ir gyvūnams, kurie gyvena ir, Taip. sakykime, maitinasi ten tais visais gyviais vandenyne ir daro kažkokią tai. Ir kaip tu, Gabrielė, sakai, kad šiaip tas padidėjęs CO2 kiekis atmosferai, jisai kaip pakelia rūgštingumo lygį vandenynuose, kur pats anglies dioksidas jisai ištirpsta vandenyje ir po to ir tai plus, tai gal nėra labai aktualu Lietuvai, bet šiaip pasauliniu požiūriu, tai patys koralai, jie ištirpsta ir tai taip pat kaip mums parodo, kad tas anglies dioksidas jisai ne tik kenkia mūsų kaip Jo, bet tarp kitko kalbant, tai aš buvau Egipte prieš senokai. Wow, žiūrėjau įdomu. Bet aš kalbėsiu apie koralus, Ieva. Aš kaip tik irgi norėjau Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad aš buvau Egipte prieš 3 metus ir jūs nepatikėsit, taip yra gražu, bet žmogus, kuris buvo Egipte prieš N metų, pamatęs, kas yra ta prasme, kas dabar yra su koralais, jis negalėjo aptikėti savo akimis, todėl kad, nyksta koralai, nyksta spalvos, nebėra į ką žiūrėti. Aš irgi dabar tarp kitko visiškai neseniai buvau Filipinuose ir tie koralai, jie yra bespalviai, jie yra smėlio spalvos, o jie turėtų būti ten visokie ryškus ir panašiai ir tie, vietiniai žmonės irgi sakė, kad, taip nebuvo visada ir tiesiog, truputį grūdus vaizdas ir tada gal net jauties pakankamai kaltas, žinai, kad keliauji tiek ir kad iš tikrųjų vis tiek prisidirtų prie tų visų išmetamųjų dujų ir panašiai. Aš niekur nebuvau, nes neįstarku, bet pakalbės dabar apie Baltijos jūrą, nes dar prie jūros nuvažiuoju dar kaip nors. Tai, žodžiu, Baltijos jūra realiai yra, man atrodo, netgi pati užteršiausia. Net iš visų jūrų. Jeigu ne pati užteršiausia, tai jo, gana iš užteršiausia. Labai užteršta. Tai kažkaip mano senelė sakė, kad gal mums nėra aktuali šita problema, bet, tikrai yra vis tiek aktualu ir mums. Jo, bet galbūt pas mus ne kiek šiukšlėmis, bet tiesiog, kadangi tai yra pakankamai uždara jūra ir įeina labai daug upių, tai tiesiog iš upių ten eina, aišku, ir kartais ir kanalizacija kokia nors ir panašiai, ir miesto kažkokios atliekos ar ten lietaus vanduo ar panašiai, tai dėl to visas tas upės, kai sueina į jūrą, jinai tampa, jinai yra nelabai gražios rudos spalvos ir nelabai išsivalo. Bet šiaip pat dar minėjo man kažkas tai, kad negyvos jūros druskingumas labai padidėjo. Labai padidėjo druskingumas, kas irgi simbolizuoja, kad tai nėra. Tapsme, taip, jinai yra druskinga, bet jis yra labai padidėjęs. Tai irgi, žinai, kur gali simbolizuoti jau, kad yra prasta situacija. Dar aš labai norėčiau grįžti biškį prie miškų, nes prisimenu kai ką, tai visi žinom, kad, pavyzdžiui, Amazonės miškai Brazilijai net vadinami yra kaip žemės plaučiais. Tai irgi yra labai sparčiai kertami ir ne visada legaliai, bet jeigu legaliai, tai dažniausiai kertami masiškai ir ten yra arba palmės auginamas dėl palmių aliejaus, kurios labai reikalingas visokiam produkcijom, ten kaip visokiam čipsam ten ar tiesiog kitiem kažkokiem produktam, arba jaučių ir karvių auginimui, kas iš viso irgi yra labai daug sukelia ir CO2 ir visokių kitų problemų, nes visų pirma, jaučiam ir karviam reikia labai daug ploto, tai reiškia, kad daug yra miškų iškertama, tie mūsų kaip žemės plaučiai yra mažinami ir jie apkrūnami. Ir taip pat ta mėsa yra transportuojama po visą pasaulį. Ir tai irgi labai daug CO2. Žodžiu, viskas yra blogai. Bet niekas nieko nedaro. Ja, panašiai. Nes biški daro, bet nepakankamai. Nėra labai daug dalykų, kuriuos mes kaip paprasti žmonės galim padaryti. O dauguma žmonių tiesiog jaučiasi bejėgiai ir jie net nemato prasmės, ta prasme, daryti kažkokių mažų dalykų, nes jie kaip ir galvoja, kad iš tikrųjų tai nelabai kažką pakeisti. Jie yra teisūs iš tikrųjų.
Tai yra tiesa, plus yra brangu kažką daryti, tai yra brangu ten keisti. Bet yra geriau bent biški prisidėti, negu nieko nedaryti. Iš Nu, tai tikrųjų. įsivaizduoju, pažiūrėk, kiekvienas žmogus rūšiuotų. Jo, arba kiekvienas žmogus naudotų reusable kažkokius ten ar pakuotas ar kažką, nu tikrai padėtų, bet tą daro tiesiog nepakankamai daug žmonių. Tas padėtų, bet jeigu norim, kad tai būtų realistiška, tai turėtų būti ir daugiau rūšiavimo konteinerių. Tai jo, Ir, ta prasme, ir daugiau kaip ir pastangų iš ten, tarkime, kavinių, restoranų, kad, ta prasme, teikti žmonėms galimybę ten, tarkim, pasiimti ten maistą pakuotėse, kurios paskui gali suirti natūraliai, taip pat naudoti įrankius, kurie taip pat yra pagaminti iš medžiagų, kurie tiesiog nežaloja gamtos. Ir šiaip nėra taip, kad visi žmonės galėtų prisidėti prie klimato kaitos. Prevencijas. Mila. Nes tai nėra prieinama visiems. Jo, nes iš tikrųjų vis tiek žmonių pajamos ir gyvenimo sąlygos yra labai skirtingos visam pasauliu. Nu, negalim lyginti mūsų va čia europietiškų ir tokių, nu, pakankamai pasiturinčių šalių su Afrikos valstybėm ar ten rytų ar pietų Azija, nes vis tiek ten žmonės gyvena visiškai kitaip ir jų tikrai nebūtinai prioritetas yra klimato kaita ir jos kažkoks, tipo, nu, kaip kovojimas prieš ją. Jiem, kai kuriem iš viso rūpi tiesiog išgyventi, tiesiog užsidirbti pakankamai pinigų. Tai dėl to šitą problemą galbūt ir nėra pati pirma sąraše. Jo, visiškai pritariu. Jo. Gerai, tai šis podcastas yra baigtas ir lauksime jūsų kitame. Viso gero.